Tai toks tas rytas, ankstyvas vakar, kai kritom 9 vakare, 6 šiam, paukštakis. Nu, bet va, gražus vaizdelis per langą. Malonu pasižiūrėti. Man atrodo, kad kai kurie žmonės dar nėjo miegoti, ten apačiai yra, sakė, paplūdimio restoranai, tai šūko ir rėkoja, čia gerai, kad mūsų langai yra ir į kitą pusę, kur mes ten tyliai galime miegoti. Kitoj pusėje toks vaizdelis ryte. Bundalimas solis. Akis jau, užteks miegoti, jau 6 ryto. Ko tu miegi? Biški išdegę. Kažkokia galinga jų bažnyčia. Pažiūrėjo Google Maps'ose, bet ten graikiškai parašyta, nelabai įsikritau. Jeigu ką, paskui parašysiu toj vietai, kas ten buvo. Va, mūsų džipukas, mažiukas, bet smagiai važiuoja. Na, gal truputį kalne galingumo trūksta, bet šiaip visai patogu sėdėti, vairuoti. Faina mašina. Išvažiavau. Pakarpysiu. Tokia kepyklėlė. Sakių skanukų, taip gardžiai atrodo viskas. Noris nusipirkti, bet dar turim pasivaikščioti. Gal grįždami pasimsim kažkokį batoną į namus. Žiūrėk, kaip skaniai atrodo man tas pyragas toksai su pistacija. Ar yra tokie mažiuko gabaliukai? Ir asiliukas yra. Pilna burna, kamšam. Kainos visiškai humaniškos, jeigu kam įdomu. Sonata buvo priversta apsirengti tinkamais rūbais. Tokia truputį mažas rūbas man. Nu, ryža. Aktoriškė.
Va, žiūrėk, kokia princesė guli. Ant kėdės princesė. Ir nebėg, galėjai būti. Užsigana. Tradiciškai aplankome vietinės kapinės. Nu, tiesiog įdomu kažkaip, vat, kiekviena šalyje vis skirtingos kultūros, skirtingai kapinės atrodo. Tai šitą miestelio kapinės. Tokios prigrūstas čia. Kryžius prie kryžiaus. Žalumynų daug nereikia. Betonas čia visur. Toks va. Va jau mums rodo obuolių šventė, obuolių festivalis artėja, visur nuorodos. O čia nesuprantu, kad čia iš obuolių viskas. Obuoliukų kainos, nu gal kaip pas mus, gal šiek tiek. Kai kurios didesnės. Ar jų turgė? Turgė. Bet tokie obuoliukai nekokie tokie, atrodo, mažiukai. Va, žiūrėk, iš obuolių padarytas užrašas. Einama, aš noriu obuolių sulčių paragauti. Taip. Έχω μια ψυχή. Nepaminęs smučio nesusiplaksi. Reikia atidirbti. Padedant meistrui išsidrožti dūdelę ir padūduoti dūdų. Tokia obuolių paroda. Nu, obuoliukai, aišku, pririšti kaip eglės žaisliukai su vielutėm. Čia kokios tai rūšys obuolių, kurios kažkur ten. Labai užvedanti melodija. Τρομερό. Είναι εμπειρία, νομίζω, αυτό που έλεγε για να πω πριν στη Ραφαέλα, ότι... Festivalis pasirodė panašus į mūsų kaziuko mugę. Tik tai gal pardavinėja jau šiek tiek daugiau su obuoliais kažkas susiję, nors yra ir kitų daiktų. Tai daug muzikos, bet dar turi būti šokiai, dainos, šokiai, dainos, bet jie turbūt šiek tiek vėliau. Mes atvažiavom praktiškai atidarimo pačioj pradžioj. Tai va, dar galvojame iki kriokliukų tokių nuvažiuoti, turim laiko. Supilsim 2 dienų maršrutą šiandien. Tai staukysim, gal kažkur kitur nuvažiuosim, kokį naujesnę vietą per kitą dieną. Nu, nieko nenusipirkom realiai, tik tai prisiragavom truputėlį ten tokių kažkokių maistukų, pagardukų, skanukų. Nu, iš tikrųjų, anas miestelis labiau patiko, nors ten jokio festivalio nebuvo. Tai, na, bet nieko, neblogai vis tiek. Šliopinam priekį, čia kokia 1,5 km iki to kriokliuko Kaledonija.
toks akmenuotas takelis. Na, bet nebetoli. Čia aš manau tas mūsų kraklys. Girdžiu šnekštimą kažkokį, tai jau upė teka. Menų upė. Gal ir čia bėga kada koks vanduo, bet dabar nieko nėra. Tu žiūrėk po kojam, kai ten nugrius. Nu, gražus takelis visai. Nekaitina saulė savo, malonus. Na, tai gal jau šalta truputį. Sušals kada. Nu, nedaug vandenėlio teka. Lemba įtariu, tas kraklys bus perdživęs. Gal tokia rankos storė krakliukas bėgs. Nu, čia dar ne tas pagrindinis. Pridusai. Aš mačiau 2,5 km. Tai reiškia liko, jeigu buvo 2,5. Liko 2 km, Sonia. Kas čia yra? Kapeikos. O tai kiek turėjo būti, ne 2? Va, jau matom finišą. Va, jau. Upėtakių yra. Už tai ne veltui pačiai restoranas, kur upėtakius gamina. Priekinam super, hiper, mega markete. Tai buvo parašyta. Kuris iš tikrųjų yra toks Norfa. 3,6 eurai. Nu, ką matėm, tai vynas nebrangus. Sonata sakė, skalbimo priemonės nebrangios. O šiaip, ką žinau, keista, vaisiai brangus. Tai ir nevėm nieko. Vanduo nebrangus. Ir tu nuo manęs nusižiūrėjai tą patį. Nu, dar nori? Nori dar? Ica. Ica. Užėjom į nuogų japonų kokteilių barą. Na, gal verčiasi ne visiškai taip, bet labai panašiai skamba. Sakė ir sakės yra. Gerai skamba. Sakė ir sakės. O ieškite, tai visą laiką pas mane. Pavalgo, išsimazuoju. Dar esu sumazuojęs? Ne. Aha. Man atrodo, kad čia inksus išiminėja ir parduoda. Jeigu nebus filmo, tai žinokit išėm. Čia uždaros geras veikia, bet aš nesupranta. Reiks susigadinti taip stipriai, nes dar tokių kokteilių nematėm. Gal kokiam Mauricijui kažkur tai ir buvo tokių gal panašių. Tik juodukai tokie darė. Tačiau tai nieko gero. Dar pridursiu, kai mano nepanė gamino, nu, aišku, aš ką tai pasakys, kai Kuba nėra daug ledukų pridėjo nežmoniškai daug. Aišku, nemažai taurė, be to negronę ir padavė. Apelsino, ten jokių tenai aptepimų kraštų ir galiausiai davė tokį gerai. Nugėriau keletą gurkšnių, bet jie ten toks dubiški šefas, kuris išmano daugiau, atėjo, įdėjo džiovintą apelsiną ir dar citrinos. Bet tai va, įmetė begeriant praktiškai.
Nu, nežinau, lygis geras, tai nekeičia.